Aktyvatorius pridedamas ant degalų laido. Jie pristatomi visiems kuro tipams – benzino, dizelio degalams ir dujoms. Automobiliuose, kurie varomi dujomis, aktyvatoriai pridedami prieš reduktorių, kuriame yra dujų skystis. Aktyvatoriai pridedami ant varinio, aliuminio, nerūdijančio plieno vamzdžio, plasmasės ir guminių žarnų. Nuo aliuminija, nuo gumijas, nuo plasmasas, nuo nerūsėjušio terauda. Tačiau negalima dėti ant paprasto plieno vamzdžio. Ant visų, kurių neprisitraukia magnetas, gali tvirtintis. Pie kuram virsmam nelīp magnets, var stāvēt. Antraip, jūs aktyvatoriaus neuždėsite, nesueis galai. Jį galima užstatyti prieš ir po filtrų, taip pat ir prieš kuro siurblio. Vieną galima pastatyti prie kuro bako, kitą prie kuro siurblio. Bet kurioje vietoje, kur tai įmanoma. Jį įrengti labai paprasta. Abi dalys pridedamos iš dviejų pusių prie apšildymo šlangos ir sujungiamos dviem tvirtinimo detalėmis. Jeigu nežinote, kur rasti šlangą, galite paklausti žinančio žmogaus arba mechaniko. Tačiau tokios įrangos nepatinka nė vienam automobilių mechanikui. Kuriam mechanikui patiks, kad jūsų variklis dirba geriau, tyliau ir ramiau. Jiems tai nenaudinga. Automobilio konstrukcijoje niekas nesikeičia. Dėl to techninės priežiūros metu jums nekils jokių klausimų bei priekaištų.